Jaunojo kaimo lyderio stovykla yra nenuobodžiam jaunimui. Yra jaunimui, kuris yra drąsus išreikšti save, o jeigu yra nepakankamai drąsus reikštis, jisai turi pakankamai drąsos ieškoti savęs. Ir tai yra būtent ta vieta, kur tu atrasi save, kur tu tobulėsi ir kur tu gerai praleisi laiką. Įdomus susitikimas su lyderiais. Esu Justė, dalyvauju jaunojo lyderio stovykloje ir Man čia žiauriai man čia žiauriai patinka. Kodėl čia patinka? Nes susipažinau su daug gerų draugų, veikla super gera, susipažinau su lyderiais labai daug. Jaunojo kaimo lyderio stovykloje, kodėl čia verta atvažiuoti, tai čia iš tikrųjų puikia atmosfera. Žmonės atvažiuoja čia norintis tikrai bendrauti, net tiesiog pabūti, pavalgyti gal pernakvoti, kad tėvai, kuriuos išvyko iš namų ir taip pabūti toliau nuo namų, bet tikrai čia žmonės draugiški. Ką daugiau čia? Kad tikrai ką veikti visą laiką yra, net ir laisvų laikų, nenuobodžiau. Pirmą dieną mes susipažinom su visais, antrą dieną mes buvom miško fakultete, ten važinėjau su traktorium, tokiu, ten ne traktorius, bet ten geras dalykas, ten paspauti ir tą purto. Ten biškai papurti mane, bet buvo geras, buvo smagu. Trečią dieną, tai turbūt šiandien va filmuojusi, buvo vandens diena, mes aerobika, aš nesakyti, ką mes šiandien sakyti? Mes darėm paveikslus su vandeniu susijusius ir kai su vandeniu lyginom patys save ir tai buvo tikrai labai smagu sužinoti daugiau apie kitus. Pas kaimas Vandens Kauno rajone. Atvažiavau šią stovyklą su draugu, o tai pasiūlė kitas draugas, Vytenis Natanas. Pirmiausia, atvažiavus čia, susipažinau su naujais žmonėmis. Jie iš tikrųjų gan draugiški, dabar jau kai susibendravom. Veiklos tikrai čia pilna yra, žaidžiam žaidimus, dainuojam dainas, paskui maistas labai skanus, nes einam į kavinę, o galiausiai... Labą dieną, aš esu Liucija Reketytė, iš Tauragės rajono, Skudulės seniūnijos Trakų kaimo. Mažas kaimelis, nedaug gyvenamųjų namų ir visą kitą. Dalyvauju šioje stovykloje, jaunojo kaimo lyderio stovykloje. Apie ją galėčiau plačiau papasakoti, bet trumpai ir aiškiai tai, kad čia praleistas laikas yra labai įsimintinas ir labai įspūdingas ir žmonės tie, kurie mėgsta pasireikšti, tikrai yra kur ir yra kaip ir pavyzdžiui, aš pirmą dieną tiek išsireiškiau ir kad net kojas skaudėjo ir buvau išties pavargus. Sveiki, aš esu Benas Kordušas. Čia yra jaunojo kaimo lyderio stovykla. Kodėl turėtume čia atvykti? Kadangi čia yra labai daug gerų žmonių, labai geras kolektyvas, kuris viską čia rengia. Nes čia galima susirasti draugų, galima atsiskleisti kaip lyderiui, galima išmokti, sužinoti apie žemę, apie vandenį, apie miškus, apie ekologiją, apie ekonomiką, apie vadybą. Galima susitikti su šalies ir mūsų universiteto lyderiais, galima diskutuoti, galima teikti savo siūlymus. Aš čia grįšiu. Aš jau sugrįšiu ir lauksiu ir tavęs.